Sveiki visi. Šiandien pakalbėsim apie tokį neurotinklą įrankį Live Portrait. Gal kai kurie girdėjo apie jį, gal kai kurie ne, bet šis įrankis ganėtinai įdomus. Aš turiu visą Portable, tai šitą Portable instaliaciją aš galėsiu pasidalinti per Google Drive, bet būtų gerai, kad kuo daugiau žmonių subscribintų mane, tai aš tada galėčiau pasidalinti su jais tais Portables Live Portrait. Jūs galite rašyti savo komentaruose mailus, Gmailus, prie kurių aš priseksiu, pasidalinsiu folderį su Portable Live Portrait. Tai kad laikinkit, subscribinkit, rašykit savo pašto dėžutės ir aš jums pašarinsiu būtent va šitą Portable Live Portrait, kuris labai lengvai instaliuojasi. Taigi, paspaudžiam Open ir tiesiog mums reikia paspausti Extract. OK. Dabar jis ekstraktinasi. Tai neilgas procesas. Dar yra būdas suinstaliuoti įvairius neurotinklus. Pavyzdžiui, Pinokio, jis turi pačius populiariausius neurotinklus. Bet atsiminkit, reikia turėti nemažą GPU. Minimum 12 GPU. Šitam Live Portrait tai irgi 8-12 GPU tikrai minimumas. Tai siūlyčiau, kas turi mažą GPU, netgi ir nebandyti tą Live Portrait. Sakau, man atrodo, minimum nuo 6 iki 12, o jau aukščiau tai vis geriau. Tai va, pas mus Live Portrait išekstraktino. Dabar mes einam Portable Live Portrait, čia Live Portrait. Ir čia yra Animals, galima su gyvūnai žaisti. Mes žaisim su žmonėms. Spaudžiu Start. Va, atsidaro neuronkė. Dabar aš įkelsiu žmogų, kurį personažą, kad norėčiau, kad išnekėtų. Tai va, kaip tik žiūriu rezoliuciją, kad ji nebūtų labai didelė, nes po to ilgai generuosis animacija. Paspaudžiu Open. Dabar jis pas mus generuotas su Midjourney yra. Dabar aš prisijungsiu prie savo web kameros. Tai pabandysiu jį garsinti. Taip. Čia biški daug šviesos. Taip. Blemba, taip nenoriu dirbti. Kiek galima dirbti? Noriu atostogų. Metu tos darbus ir važiuoju ilsėtis amžinai. Aš dabar įrašiau video. Ir dabar, čia yra, matot, visi tokie mygtukai. Čia yra jau developerio padaryti. Tai jos nelieskit, jie specialiai jau padaryti, kad viskas veiktų. Tiesiog spaudžiat Animate. Ir laukiam, kol pas mus įvyks animacija. Taip, dar prieisim prie Pinokio. Pinokio tai čia yra toks, kaip sakant, rinkinys visų neurotinklų. Tai pabandysiu gal per tą laiką, kol ten generuojasi, suinstaliuoti ir Pinokio. Taip, download for Windows. Jis instaliuojasi. Kol Live Portrait pas mus dirba, taip. Dabar Pinokio. Gerai.
Pinokio dar pas mus, va, susiinstaliavo, parsisinti tiesiog, va. Nu va, kaip matot, Pinokio irgi pas mus mes ištraukiam iš archyvo, va, jis yra, mes suinstaliuojam Pinokio setup, čia paprašo, neleidžia tarsi jo, bet mes pasidarom mygtuką ten more, run anyway ir instaliuojam. Vat pas mus duoda pasirinkti kokią temą, dark ar šviesesnę. Aš visą laiką dirbu ant dark. Ir va čia pas mus yra mygtukas discover. Tai pirmiausiai visko dėl prieš eidam home arba discover arba community arba settings. Tai reikia paspausti čia save. Rašo standby, do not close this window. Taip. Na ir va, dabar visit discover page. Ir matot, kiek čia vat įrankių yra. Vat yra tas live portrait. Jūs galite ant jo paspausti ir download ir install padaryti. Ir čia naudotis. Čia konkrečiai jau nerodysiu visų detalių, nenoriu instaliuoti jį, bet pasižiūrim, kas pas mus gavosi su to mūsų live portretu, kuris buvo portable. Taip, žiūrim. Nu blemba, nu taip nenoriu dirbti, kiek galima dirbti, noriu atostogų, metu tos darbus ir važiuoju ilsėtis amžinai. Galima, aišku, padaryti, kad valdytųsi labiau netgi jo emocijos, galima čia su va šitais visokiais, matot, funkcijom didinti tos emocijas, mažinti, bet dar yra faina funkcija, pavyzdžiui, driving image. Tai pavyzdžiui, aš įkeliu savo imidžą, pavyzdžiui, dabar pasižiūrim downloads ir pasiemu va, nu tarkim savo tą šitą imidžą ir įkeliu dabar imidžą būtent šito personažo. Taip. Ir dabar pasižiūrim, kaip pasikeis mano mimika. Matot? Va taip va. O fainiausiai tai yra žaisti tai visiškai va šitoj vietoj, tai pačioj apatiniai, tai retargeting kur video, tai retargeting input image, va šitą sektorių, pavyzdžiui, aš įkeliu vėlgi savo foto, taip, downloads, įkeliu foto, tarkim, dabar jis į mane išanalizuoja, žiūrėkit, facial expression pounding. Ir jis gyvai keičia emociją. Matai, matot, lip close open. Matot, pounding, pavyzdžiui, ten pasako. Matot, ne? Lip open dar padarom, dar keičiam emociją. Ir šitą galima parsisiųsti. Matot, kaip keičiasi emocija, netgi va, tai struktūra dantų išlieka,
Darom smile stipriau, pavyzdžiui. Nu, supratot, kaip šitą neuronkę dirba. Tai va, tai yra vienas sektorius, tai būtent kur yra dirba su video, source video arba source image, arba driving image, kur mes galim įkelti savo fotkę ir kažkokią personažą arba kito žmogaus emociją ir pas mus jį pasikeis, va pas mane kaip pasikeitė, kaip matot. Arba išvis kelti būtent kur į šitą sekciją ir keisti emocijas su šitom funkcijom visom. Nu, o čia retargeting video sektorius, tai čia ir video irgi retargetinti irgi galima. Tai, nu, įdomu. Aš neįsisaugau jokio video, tai dabar negalėsiu jums tai parodyti. Bet tikiuosi, esmę jūs supratot ir rašykit savo mailus man būtent komentaruose, subscribinkit mane ir aš pasidalinsiu šitą versiją portable, kad jūs galėtumėt iškart ją išeksportuoti ir naudotis. Tai ką, viso gero, turbūt šiandien buvo jums linksma.